Sveiki, labas rytas visiems. Malonu matyti tiek daug žmonių, galbūt e-komercijos renginių nevyksta tiek daug Lietuvoje, todėl bent vieną kartą per metus labai smagu pamatyti visus susirinkusius. Galbūt, kadangi mano prezentacija iš esmės bus skirta labiausiai elektroniniam parduotuvėm, norėjau paklausti, ar yra čia elektroninių parduotuvių atstovų ir kiek, gal tiesiog įdomumo dėlei pakelkit rankas. Ai, tai yra, vadinasi, nešnekėsi tiesiog. Tai tiesiog prieš pradėdama savo prezentaciją nenoriu čia pradėti daryti kažkokio pardaviminio pitcho savo įmonės, tačiau dar sulaukiu labai daug klausimų, kas yra paketa, ką mes darom, kuo užsiemam. Todėl pirmiausia, norėčiau pristatyti savo įmonę. Tai yra paketa, kurią aš atstovauju. Jau porą metų aktyviau dirbame Baltijos rinkose, taip pat Skandinavijoje. Mes siūlome platformą, prie kurios elektroninė parduotuvė prisijungus turi galimybę siuntas pristatyti į 33 šalis. Iš esmės nesame tik tai platforma, taip pat valdome savo logistikos tinklą, todėl bendrai pažiūrėjus esame hibridinis modelis tarp standartinio tipiško siuntų pristatymo partnerio bei platformos, kadangi platforma dažniausiai neturi savo logistikos tinklo, o, sakykime, standartinis siuntėjas neturi prieigos prie tiek daug rinkų ir taip pat dažniausiai nesiūlo tokios platformos. Viskas vyksta labai paprastai su vienu prisijungimu, per API prisijungiat prie mūsų platformos ir turit galimybę siūsti į daugelį šalių. Faktas, kad esame stipriausi savo rinkose, savo tinklą, tai yra paštomatus, atsiėmimo taškus bei pristatymus į namus turime Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir šiek tiek Rumunijoje. Tai šios rinkos yra mūsų stipriausias ir ten turime daugiausiai klientų, bet turime labai daug partnerių, dirbame daugiau negu su 60 vežėjų, su kuriais turim savo kontraktus. Tai reiškia irgi mes nesiūlome tiesiog integruotis ir pridėti savo vežėjų, mes siūlome vežėjus, su kuriais mes jau esame sudarę sutartis ir galim lygiai taip pat pasiūlyti konkurencingas kainas. Nežinau, turbūt ne visi, mažai kas žino, kad esame numeris 1 žaidėjas Čekijoje ir Slovakijoje ir mes esam geriau žinomi kaip Zasilkovna ten. Kalbant apie skaičius, mes turime daugiau nei 176 tūkstančius, čia turbūt nulis nepridėtas, taškų visoje Europoje, įskaitant mūsų partnerių tinklą. Tai reiškia, mes esam vieni iš lyderiaujančių apskritai Europoje, kalbant apie vadinamą tą out of home delivery. 2023 metais pristatėm virš 100 milijonų siuntų. Šiuo metu dirbam įmonės grupės lygių su apie 50 tūkstančių klientų. Ir pristatome siuntas, kaip ir minėjau, į 33 šalis. Taigi, žiūrint toliau, kodėl aš norėčiau tais patarimais pasidalinti, kadangi mes matome iš savo patirties, kad įmonės, kurios pradėjo veiklą ir plėtėsi į kitas rinkas, galbūt iš Baltijos šalių aš turiu omeny į kitą rinką nei Latvija ir Estija, mes matome, kad per metus laiko tos elektroninės parduotuvės plėtėsi ir į kitas rinkas. Tai aš manau, tai yra labai gera nauda e-parduotuviai bei galimybės jai. Taigi, norėjau pradėti turbūt nuo pirmo natūralaus klausimo, kai e-komercijos atstovai ir parduotuvė pradeda galvoti apie plėtrą į užsienio rinkas, kokį vežėją rinktis. Stambus tarptautinis žaidėjas ar pripažintas vietinis tiekėjas. Tai šitas klausimas neturi teisingo atsakymo, variantai gali būti įvairūs, todėl ką aš norėčiau akcentuoti, tai visų pirma įsivertinti tą tiekėją, tai ar būtų tarptautinis žaidėjas ar vietinės rinkos lyderiaujanti įmonė, suprasti, ar ta įmonė toje rinkoje yra žinoma,
ir ar tos rinkos pirkėjai iš esmės supranta tos įmonės svarbą, supranta, kaip jinai veikia ir ar tai kelia jiems pasitikėjimą. Nes pirkimo metu klientas nuėjęs į galutinę fazę, užsakymo patvirtinimą, jisai mato tiekėjų pasirinkimą. Ir jeigu jisai nepamatys, sakykime, savo mylimo tiekėjo arba kažkokios opcijos, kurią jis yra įpratęs matyti, yra didelė tikimybė, kad jis gali tiesiog išeiti ir nuspręsti pirkti kitur. Todėl yra labai svarbu suteikti tą pasitikėjimo jausmą pirkėjui, ypač galutiniai faziai, prieš patvirtinant užsakymą. Taip pat reikia suprasti, kad didelis tiekėjas net ir siūlydamas labai geras kainas tam tikroje rinkoje ne visada galės pasiūlyti lygiai tas pačias geras kainas ir kitose. Todėl labai svarbu įsivertinti tas kainodaras, pasilyginti, taip pat suprasti, kaip tie dideli žaidėjai, jeigu renkatės didelį žaidėją, veikia ir skirtingose rinkose, kadangi net jeigu kreipsitės į tą pačią įmonę skirtingose šalise, jūs galite gauti labai skirtingus pasiūlymus, o turint omeny, kad logistika ganėtinai yra susipaprastinus Europoje, ypač iš Lietuvos, kur mes turim tikrai daug stiprių logistinių žaidėjų, galima net svarstyti variantus įvežinėti siuntas į kitą šalį, net ir dirbant su tą pačią įmonę, gavus geresnės kainas. Tai čia tik tai kaip pavyzdys, bet tas yra labai svarbu įsivertinti ir pagalvoti, kaip tai atrodys. Einant toliau, irgi tas pats logiškas klausimas, kaip dirbti, kokius kontraktus sudarinėti ar nesudarinėti, ar dirbti su vietiniais siuntų vežėjais tiesiogiai sudarinėti sutartis, ar naudoti alternatyvą, tai yra platformos ir brokerius. Tai irgi čia atsakymo teisingo nėra, jūs turite suprasti savo poreikius ir įvertinti tas galimybės. Aš girdžiu labai daug iš elektroninės prekybos atstovų, kad platformos ir brokeriai yra kažkoks neigiamas dalykas, tai aš su tuo visiškai nesutikčiau, kadangi naudodami šias paslaugas platformose ar naudodami brokerių, jūs galite tikrai gauti daug lankstumo, priklausomai, aišku, irgi nuo jūsų elektroninės parduotuvės brandos, srautų ir taip toliau. Tai pirmiausia, siūlyčiau apsvarsyti kontraktų lankstumą. Tai reiškia, ar tas kontraktas, ar tai būtų su tiesioginiu vežėju, ar tai būtų su platforma ar brokeriu, suteikia jums lankstumo ir atliepia jūsų poreikius. Tai įeina ir į paslaugų kompleksiškumą, tai įvertinkite, ar tas vežėjas turės galimybę, augant jūsų srautam, ar atsitikus kažkokiam netikėtam dalykam, ar jisai galės jūs, sakykime, palaikyti ir augti kartu su jumis. Tarkim, ar jis galės sandėliuoti jūsų prekes atsiradus problemai, ar galės problemai esant užklijuoti lipdukus, ar galės pasiūlyti geresnę kainodarą augant jūsų srautui. Čia yra tik tai keletą pavyzdžių, tačiau jūs turite įsivertinti ir suprast, ant kiek kompleksinė yra ta paslauga ir pasiūlymas, kadangi labai dažnai elektroninės parduotuvės stengiasi žiūrėti tik į kainą ir tik po to pamato dalykus, kurie kenkia jų parduotuvė ir galbūt konversijai. Taip pat labai svarbu įsivertinti ir apmokestinimo struktūrą ir visus kaštus susijusius su kiekvienu sprendimu. Dar vienas svarbus dalykas, turbūt irgi čia pereiname į operacinę dalį, tai yra kontrolė jūsų pristatymo laiko. Tai labai siūlyčiau atidžiai pasižiūrėti ir sekti pristatymo laiką. Ir tai nėra tik tai su tom siuntom, kurios nebūna pristatytos laiku. Bendrai sekite, analizuokite jūsų vidutinį pristatymo laiką. Jeigu reikia, kalbėkite su jūsų siuntų pristatymo partneriu, kodėl taip vyksta ir ar galime kažką tobulinti.
be tik tai pristatymo greičio, taip pat labai svarbu įvertinti ir kokybę, ar siuntos yra pristatomos ne tik laiku, bet ir kokybiškai, sakykime, ar jos yra pristatomos ir antrų bandymų, ar jos yra sudaužytos ar nesudaužytos. Tai irgi labai lemia jūsų kliento grįžtamumą ir naudojimąsi toliau jūsų paslaugom. Taip pat truputį paliečiau šią temą logistikos optimizavimas, tai supraskit, kaip jūsų siuntos keliauja. Tai nėra tik tai, kad atvažiuoja siuntų pristatymo partneris, paima siuntas ir jūs toliau tik tai laukiat, kol jį bus pristatyta. Tai supraskit, kaip jūsų siuntos keliauja, nes, kaip ir minėjau, dabar yra labai daug variantų, kaip jūs galit optimizuoti savo logistinės grandinės. Tai reiškia, jūs galbūt galite vežinėti siuntas kažkur arčiau jūsų esamo kliento, taip pagerindami pristatymo greitį, bei taip pat sumažindami savo kaštus dažnu atveju. Ketvirta dalis taip pat yra labai svarbi. Pristatymo metodai, kurie yra populiarūs Lietuvoje, nebūtinai bus populiarūs ir kitose šalise, todėl tai yra labai svarbu suprasti, ko klientas pageidauja. Tarkime, centriniai rytų Europoje labai populiarus pristatymo būdas yra atsiėmimo taškus, kurių mes Lietuvoje neturime ir kurie, sakykime, čia neprigijo. Tai turėtumėte įsivertinti, ką vietinis pirkėjas labiausiai prioritizuoja, taip pat įsitikinti tų, sakykime, pudo taškų, čia aš jau kalbu grinai ne pristatymus į namus, prieinamumą, nes labai dažnai renkantis partnerį tai yra svarbu, kokį jūs klientą čia targetinat ir kad prie to kliento būtų labai platus šito pudo taškų prieinamumas. Pudo tai yra pick-up drop-off point. Tai va. Ir taip pat įsitikinkite, kokia yra kaina pagal tą pristatymo būdą ir įsivertinkite. Kartais galbūt jums net nereikia siūlyti visų opcijų ir net ir kartais derinti su siuntų vežėjais. Galbūt kalbėkite apie tą metodą, kurį jūs galvojate, kad naudosit labiausiai, nes kainos yra gerokai mažesnės pristatymui į atsiėmimo taškus arba paštomatus, lyginant su pristatymus į namus. Tai yra ne visada, bet dažnu atveju, todėl jūs turite suprasti, kur jūs pristatinėsit, kam pristatinėsit ir kaip tai darysit efektyviausiai. Tai tas irgi labai svarbu įsivertinti ir suprast, kad tie metodai, kurie yra, sakykime, naudojami Baltijos šalise, jie ne visada bus taip pat naudojami ir užsienio rinkose. Penkta tema, tai aš manau, kad pastaruosius keletą metų buvo vis labiau ir labiau paliečiama, bet aš manau, kad dar vis per mažai. Tai yra grąžinimai. Dažniausiai elektroninės parduotuvės pradeda darbą su tiekėjais, tačiau iki galo neįsivertina, kaip atrodys visas grąžinimo, sakykime, procesas. Tai labai svarbu yra suprasti, kaip tai atrodys ir ar tas tiekėjas siūlo patogų ir lankstų grąžinimą, ar turi adresus kiekvienoje šalyje ir ar siūlo tai daryti patogiai, sakykime, be lipduko atnešimo į tą tašką, ar galbūt kitą patogų variantą, tačiau jūs turite suprasti, kad jūsų klientui tai yra labai svarbu ir tai turės didelį įtaką, ar tas klientas sugrįž pas jūs ar ne. Taip pat, ko dažnai dar dabar matau, kad elektroninės parduotuvės neįsivertina tai grąžinimų kaštų, ypač jeigu pradeda siūlyti įvairius variantus tokius kaip COD, tai yra cash on delivery, kada išauga grąžinimų procentas, grąžinimų bendri kaštai išauga ir sakykime, kaštai bendroji eilutė labai išauga per siuntą, todėl irgi labai svarbu įsivertinti ir pakalbėti su tiekėju, taip pat ir viduje įsivertinti, kaip atrodys grąžinimai ir kiek jie konkrečiai kainuos.
Šešta dalis jau irgi dabar truputį paliečiu, tai apmokėjimų būdų pasirinkimas ir struktūra. Tai irgi supraskite, kaip atrodo apmokėjimo metodas. Turbūt jau daug kartų su ko šnekėjau, paminiu šitą pavyzdį apie COD, Cash on Delivery. Turėjom keletą elektroninių parduotuvių, kurios, tarkim, ėjo į Rumunijos rinką ir nesiūlė Cash on Delivery mokėjimo ir galvojo, ką blogai daro, kodėl konversija tokia maža ir taip nesiseka palyginus su tuo, ką planavo ir koks buvo rinkos vertinimas. Tai tiesiog nebuvo idėjas COD. Labai paprasta galutinė metodė yra šalių, kur tas metodas dar yra labai populiarus ir jeigu žmogus to metodo nemato savo galutiniai fazėje apmokėjimo, jis tiesiog neperka produkto. Tarkime, Rumunijoje apie 70% visų pirkėjų dar vis prioritizuoja šį metodą. Todėl turite irgi suprasti, koks yra vietinio apmokėjimo metodas ir ką prioritizuoja tas vietinis žmogus pirkdamas jūsų prekę. Taip pat siūlyčiau naudoti faktas, saugius ir aukštos apsaugos lygio mokėjimus, bet įdėti kuo daugiau vietinių ir patikimų tiekėjų, kurie suteiks lygiai taip pat pasitikėjimo jūsų elektroninę parduotuvę, nes kuo daugiau jūsų pirkėjas matytų tiekėjų vietinių, kuriuos jisai žino, tuo jam didesnį pasitikėjimą tai sukels ir tai padės jums konvertuoti. Taip pat supraskite, kad tie papildomi dalykai taip pat kainuoja ir kad tai gali būti ryški dalis irgi prie jūsų siuntos, kadangi COD kainuoja papildomai, apmokėjimas vietoje kortelė taip pat kainuoja papildomai, todėl turite irgi įsivertinti visus kaštus, kad tai nebūtų staigmena, kai gausite sąskaitą, kad jūs suprastumėt, kiek kainuos kiekvienas iš šių dalykų. Pereinant toliau prie klientų aptarnavimo, pradžiai galbūt norėčiau pašnekėti apie klientų aptarnavimą iš verslo kliento pusės, tai reiškia tarp santykio, tarp elektroninės parduotuvės ir jūsų partnerio tiekėjo. Labai dažnai bendradarbiavimas baigėsi ties to momentu, kai pasirašote ar sutartį, ar pradedate siųsti siuntas, bet aš manau, kad yra labai svarbu pastoviai bendrauti su savo klientu, suprasti jų poreikius, daryti pokyčius ir visada tobulėti ir augti kartu su juo. Todėl labai svarbu suprasti, ar jūs gausite jums priklausantį dedikuotą vadybininką, kuris rūpinsis jūsų verslu, o ne tik tai sėdėsite ir lauksite, kol jums atsakys iš bendros eilės kažkas, kas turės laiko kažkurio metu iš tos įmonės. Tai irgi tą įsivertinkit, ypač su rinkomis, į kurias ruošiate investuoti nemažus pinigus, kadangi tai tikrai turės didelę įtaką jūsų tolimesniai plėtrai. Taip pat įvertinkite ir pasišnekėkite ir užtikrinkite, kad tas, sakykime, ar dedikuotas vadybininkas, ar net jeigu jo ir neturite, kad jūs gausite reguliariai ataskaitas apie pristatymo kokybę, greitį, tikslumą, keisų išanalizavimą, kas irgi yra labai svarbu ir ne visos įmonės tą siūlo. Mes irgi dar kol kas ne visada, prisipažinsiu, tą darome, bet aš labai stipriai esu už šią iniciatyvą ir labai noriu bendrauti detaliau su klientais, kad jie suprastų, kurioje vietoje galima tobulėti. Tai ir viskas eina į tą kasdienę pagalbą. Tai yra labai svarbu, kadangi logistika yra operaciniai dalykai ir jie turi būti sprendžiami labai greitai, todėl labai svarbu ir gauti tą pagalbą, kai jos reikia. Na, kalbant apie klientų aptarnavimą iš jau jūsų klientų aptarnavimo pusės, tai yra iš galutinio sekėjo, tai tikrai numeris vienas dalykas yra siuntų sekimas. Atrodo labai paprasta ir kas jo neturi, tačiau dabar yra labai, sakykime, Europoje, Lietuvoje ganėtinai aukštas standartas matyti siuntas labai detaliai su kiekvienu judėjimu. Tai įsitikinkite, kad tai bus daroma, jeigu dirbat su platforma ar brokeriu, įsitikinkite, kad ta
ta informacija ateis iki jūsų, kad pirkėjas turės galimybę žiūrėti ir matyti tą informaciją tiek jūsų tinklapyje arba kažkokiose išoriniuose platformose ar pas galutinį vežėją, kadangi jūs taip sukursit ir pasitikėjimą, kad siunta nėra pasimetus ar kažkur dingus, bet taip pat jūs ir sumažinsit kiekį kreipimosi į jūsų elektroninę parduotuvę, kadangi žmonės neklausinės ir nerašinės tiek daug, kur mano siunta, ar jinai juda, ar jai viskas gerai. Tai čia, sakykime, svarbiausia, manau, dalis. Taip pat įsivertinkit, kaip jūs tą darysit, kaip jūs automatizuosit tos skundus ir užklausas, kad galėtumėte kuo greičiau jas atsakyti ir tiesiog jūsų klientas nelauktų, nespėtų rašyti komentarų blogų apie jūsų elektroninę parduotuvę ir taip toliau. Tai tas irgi yra labai svarbu ir taip pat dirbant su užsienio tiekėjais pasikalbėkit ir irgi pasirūpinkit, kad tas aptarnavimas būtų prieinamas jūsų darbo valandomis, nepriklausomai kurioje šalyje jūs esat, bet ne tik tai tada, kai jie dirba. Tas irgi yra ganėtinai svarbu. Faktas, ne visada tas išeina, bet tą turėtumėt įsivertinti. Galvojau, ar įdėti šitą skaidrę, faktas, kad čia bus tikrai daug turbūt kitų prezentacijų, kurie daug giliau pažiūrės į šitą vietinę rinkodarą, bet iš mūsų perspektyvos, ką mes matome su marketingu, pakilusias labai didelės siuntų srautus, kai elektroninės parduotuvės adaptuoja tai prie vietinių, sakykime, švenčių ir renginių. Kadangi kiekviena šalis turi labai skirtingas tradicijas, šventes, renginius, progas, prie kurių jūs tikrai galit labai smarkiai pririšti savo marketinginės kampanijas ir taip labai padidinti tam tikrų periodų savo parduodamų prekių skaičių. Antras taip pat labai svarbus dalykas, tai yra vietinės paieškos sistemos. Taip pat visi galvoja, kad Google yra numeris 1, taip ir yra, bet tikrai ne visur ir ne visi pirkėjai ieško produktų tik tai Google, todėl labai svarbu įsivertinti, tarkim, Čekijoje vis dar Seznam yra numeris 1, yra labai daug platformų Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, kainų lyginimo, sakykime, jo tinklapiai, kur žmonės ateina ir jie eina ten pirmiausia, net neina į Google, eina pasižiūrėti į kainų lyginimo tinklapius, kur gauti geresnę kainą ar prekę, todėl tai irgi yra labai svarbu. Bei, kaip ir minėjau, priderinkit marketingo metodus prie vietinių klientų pageidavimų. Taip pat matome, kad labai veikia bendradarbiavimas, tai netgi su savo partneriais irgi galite galvoti apie jungtinės marketingo kampanijas, daryti tai porą kartų per metus, nes matome, kad tai irgi papildo elektroninę parduotuvę bei padeda tam tiekėjui pareklamuoti ir jūsų įmonę. Todėl labai dažnai, ypač centrinėje Europoje, daromos bendros marketingo kampanijos su partneriais, tai yra tiekėjais. Kai jie reklamuoja jūsų elektroninę parduotuvę, jūs gaunate tam tikrą nuolaidą tam tikram periodui ir taip keliate savo įmonės elektroninės parduotuvės žinomumą, bet taip pat ir parduodate daugiau. Na ir paskutinis punktas, aspektas, kurį norėčiau apžvelgti, irgi dažnai jisai nueina į antrą planą, tai yra techninė integracija su jūsų partneriu ar platforma. Labai dažnai žmogus pradėdamas bendrauti su potencialiu partneriu, tai yra siuntų pristatymo partneriu, jis nėra iš techninės srities, todėl jam dažniausiai yra įdomu kaina, pristatymo laikas, bet, sakykime, jis ne visada įsivertina,
kaip tai bus sujungta su elektroninė parduotuvė. Ir, sakykime, net ir būna tokių atvejų, kai mes sutarėm visas sąlygas, viską susiderim, mėnesį bendraujam ir po 2 mėnesių pasirodo, kad tiesiog integracija negali veikti dėl tam tikrų niuansų, dėl tam tikrų sujungimų arba platformos, kurią naudoja elektroninė parduotuvė. Taip pat kartais būna, kad po pusės metų elektroninė parduotuvė nusprendžia keisti savo platformą arba sistemą ir irgi tai nebūna palaikoma esamo tiekėjo ar platformos ar vežėjo, todėl labai svarbu irgi iš anksto įtraukti ir atsakingus žmonės iš techninės dalies, kad jūs suprastumėt, kaip tai atrodys. Taip pat įdėjau dar ir valiutų keitimą, kadangi pardavinėjant skirtingose šalise, irgi tas yra ganėtinai svarbu, kaip tai atrodys, nes taip jūs galit optimizuoti savo veiklą ir irgi lygiai taip pat finansus, pardavinėdami vietinę valiutą, gaunant, tarkime, COD mokėjimus vietinę valiutą ir taip pagerinant savo, sakykime, kaštus per siuntą. Tai tiek būtų 10 skaidrės pabaiga, sakykime, 10 aspekto. Galima kalbėti tikrai dar ir giliau apie kiekvieną iš šitų dalykų, todėl jeigu turėsite laiko ir noro, tikrai galime aptarti kiek detaliau kažkurį dalyką, jei turėsit pastebėjimų ar klausimų, prieikite prie mūsų paketo stendo. Mes partneriaujame labai glaudžiai su įmonė Make-You-Local, kurie lokalizuoja elektroninės parduotuvės užsienyje, todėl prieikite, mes turime pasiūlymą kartu su Make-You-Local, įsivertinsite, pabendrausim ir linkiu turiningos dienos toliau šiandien konferencijoje ir linkiu sėkmės jūsų elektroniniam parduotuvėm. Ačiū, Pauliau. Kolegos, primenu, kad galite užduoti klausimus per slaidą, nueinat į slido.com ir įvedat hashtag #ecomexpo24 ir galite pasirinkti salę, kuriai klausimą užduoti. O Pauliau, labai man įstrigo skaidrė, kur pasakojot apie tai, kad gerai specializuojatės Centrinėje Europoje, Čekija, Vengrija, Slovakija, tie kraštai. Mūsų eksportuojantiems e-shopams tai vis dar yra tokios egzotinės rinkos. Taip. Gal yra kas nors iš mūsiškių neinant į konkrečius vardus, bet bent jau apie kategorijas, kas jūs nustebino ir galėtumėte įvardinti, kaip tokio tipo prekybininkas nuėjo į tokią rinką ir tai yra sėkmės istorija? Ar dar tik tai augantis visas tas reikalas? Faktas, kad tos rinkos yra, kaip jūs ir paminėjote, egzotinės. Mes labai daug irgi stengiamės daryti analizių ir mokyti elektroninės parduotuvės, kad tai yra egzotinės rinkos, bet jos yra labai labai smarkiai augančios ir ten yra labai daug potencialo lyginant su jau esamom stipriom rinkom, tokiam kaip Vokietija ar visa vakarų Europa, kur visi tiesiog nori eiti, bet nesupranta tokio dalyko, kad ten jau yra labai daug tokių norinčių ir ten yra didelė konkurencija. Tai čia jo paliečiant šitą dalį, kad aš matau, kad tai yra augantis iš Baltijos šalių, tas srautas, jisai dar vis yra ganėtinai mažas, bet kadangi mes dirbam įmonės grupės lygių, tas srautas bendrai skaičiais yra labai didelis, todėl aš irgi siūlyčiau labai įsivertinti šitas opcijas, kadangi tai yra geras laikas įeiti, būti vieniem iš pirmesnių, kadangi tikrai, man atrodo, pagal statistiką, net, man atrodo, Čekija yra ar 3. ar 4. vietoje pagal išleidžiamus pinigus žmogui, pritaikiant tos rinkos visus aspektus, tai žmonės ten tikrai perka daug. O atsakant į klausimą, ar iš Lietuvos, tai galbūt kažkokia kategorija konkreti nenustebino. Tai vėlgi, turbūt ten irgi nėra kažkokio stebuklo, visos tos pačios kategorijos, kokios yra populiarios, su e-komercija dirbant, su smulkiom siuntom, tai dažniausiai tai būtų ar drabužiai, ar jo kosmetika. Paskutinis greitas klausimas iš klientų iš Balticsų, kurie eina į tuos kraštus, ar dauguma eina su savo e-shopais, ar vis tik daugiau linksta pradėti nuo vietinių marketplace'ų? Abu variantai, bet kiek mes bendraujame, tai eina patys.
ir paraleliai vysto marketplace'ų veiklą, bet dažniausiai bando adaptuoti savo elektroninę parduotuvę ten. Galbūt kartais naudoja marketplace'us kaip tokį tramplyną, pasižiūrėti apskritai, ar ta prekė yra patraukli ir apskritai perkama, tada jau, sakykime, daro didesnės investicijas, lokalizuoja e-shopą, daro parduotuvę tai vietiniai rinkai. Tai toks miksas, sakykime, bet dažniausiai, kiek matom, kad bando eiti patys, kai jau tą sprendimą padaro. Puiku. Ačiū, Pauliau. Ačiū labai. Dėkui.